Wow, žinokit, taip daužo tas moteris, tie darbai ir iš tikrųjų aš tame buvau. Tai labas visoms, pašnekėsim šiandien apie tą temą, kuri visiems tokia svarbi, viską čia mes privalom, įsijungia visi mechanizmai gyvybiniai, išgyvenimo ir panašiai, bet galutiniam rezultate išsekimas, nerimas, baimės, praradimai, skyrybos ir visa kita. Ir aš kalbu būtent apie darbą. Apie darbą, kurį tu dirbi, ir labai dažnai moteris dirba darbą, kaip ir atrodo, kaip ir mylima, bet jis jungia labai daug tų norų, poreikių, nepatenkintų, svajonių ir visa kita. Ir kas tada vyksta? O tada vyksta, kad man reikia daugiau, aš noriu daugiau čia gauti, daugiau turėti. Ir žodžiu, mes įsisukam į tą karuselę, kurioje čia sukasi visas pasaulis. Ir tame moteris pameta save, tame moteris pavargsta, išsenka. Ir žinot, kodėl tai vyksta? Tik dėl vienos priežasties. Nes moteris nustoja pasitikėti vyrais ir tikėti jais. Kažkada pasąmoniniam lygmenį einant iš kartų į kartas jau mumise tai užkoduota, kad mes jais nepasitikėtume. Kai atėjo tas patriarchas, kad vyrai paėmė valdžią, moteris pajautė priespaudą ir viskas mums nebetinka. Nebetiko mums moterų visom linijom ir jos nusprendė, kad tu mane aiškinsi, tu mane nevaldysi, tu čia nevadovausi. Ir moteris priėmė sprendimą eiti į konkurenciją, eiti į kovą su vyrais. Bet ne moterim reikia su vyrais kovoti, moterim reikia vyrus mylėti. O ką mes darom santykiuose? Mes reikalaujam, mes provokuojam, įsisuka moteris į tokius vaidmenis, į tokias rolės, kontrolę, vadovę, ten visokių dalykų jos ten prisuka savo santykiuose ir po to jos sako, manęs vyras nesupranta, aš jam nesvarbi, nereikalinga ir kokia tu ten jam nesi. Ir iš tikrųjų, kodėl tai vyksta? Pati tu tą susikūrei. Tai kol aš tą suvokiau ir kol man reikėjo tą suprasti, blemba, kiek reikėjo praeiti emocinių šuolių, bangų ir visokių dalykėlių. Tai esmė yra apie darbą, kad moterim nereikia dirbti. Aš nekalbu apie tą, kai moteris atsipalaidavusi kuria, realizuoja save, džiaugiasi, dalinasi tą gausią meilę, pilnatvę, ramybę, tais fainais, tokiais dalykėliais. Bet apie tai, kai moteris eina į darbus dėl finansų, dėl to, kad save išlaikyti, dėl to, kad reikia išlaikyti šeimą, vaikus, dėl to, kad vyrui nori kažką įrodyti, kad aš pati tai nusipirksiu, jeigu tu man to negali suteikti. Visokių ten vyksta reikaliukų pas jūs santykiuose, jūs puikiai tą žinote. Ir tai yra tik tai dėl to, kad jūs netikit savo vyru. Jūs netikit, kad jisai gali jums nukirsti tą drakono galvą ir atnešti. Iš tikrųjų, joks vyras neatneš tau tos drakono galvos, jeigu tu jį menkini ir smerki. Gali žodžiais to nedaryti. Bet jeigu tu viduje, mintimis, emociškai netiki jo, moteris net nesupranta dalykų, kad nepasitiki savo vyru, tai genuose užkoduota. Bet tokia, kai moteriai užduodi klausimą, o tu gali pagalvoti, kad tavo vyras gali tai padaryti dėl tavęs, dėl tavo šeimos ar ten dėl kažkokios jūsų gerovės. Jisai to nepadarys, tu ką juokauji, jam ten svarbiau draugai, jam ten svarbiau darbai, žvejybos, visi reikalai, bet tik tai ne taip. O kas tai jau pačios atsakykite savo. Tai kas tai yra? Tai yra, kad aš netikiu juo, netikiu ir pati padarysiu tai. Kodėl tai yra? Nes reikia įrodyti, nes reikia pasirodyti, nes reikia būti stipriai, reikia būti galingai, pripažintai. Kas tai yra? Tai yra vyriška energija. Tai yra du vyrai namuose, vienas moters kūne, kitas vyro kūne ir tada moteris sako, nesuprantu aš to vyro, o tas vyras sako, nesuprantu, kas jį darosi, jau stogas važiuoja.
tai vyras negali suprasti tos moteris, nes ta moteris, pradėkime nuo to, kad ne moteris jinai yra. Ir čia labai daug moterų pyksta, labai daug moterų yra nepatenkintos, labai daug moterų nenori pripažinti ir priimti. Nu taip yra, po galais taip yra. Ir kol moteris pačios į save neatsigręš ir nenusisuks nuo tų vyrų, tol ir vyks visas šis masinis konkuravimas moterų su vyrais. Ir moterim reikia atsigręžti į save, moterim reikia įsiilsėti, reikia išsimiegoti, atsipalaiduoti, išbūti su savo tyla, su savo jausmais ir visais kitais tais tavo reikalais, traumom, būsenom, praradimais, sielvartu ir visa kita. Bet negaliu, nes reikia eiti, dirbti, daryti, privalau, čia žodžiu, eina drakono galvas moteris pjaustyti. Nu, ne apie tai, moteris, jūs pačios žinote, kaip jūs norėtumėt. Jūs pačios žinot, kad norėtumėte atsikelti tada, kada norisi, turėti kažkokius ryto ritualus, kažkur išeiti, pakvėpuoti, pasivaikščioti, paskaityti su draugė, susitikti, kavos išgerti. Nu, blemba, nėra tam laiko. Nu, vat neturiu aš tokio gyvenimo, kad galėčiau taip gyventi. Kodėl neturiu? Todėl, kad tu to nesusikuri ir tau iš tikrųjų to nereikia. Tu prisižiūrėjai ten kažkur kažkas, kad taip gyvena, bet pačiai į tai ateiti tiesiog nepavyksta. Ir iš tikrųjų, kol aš, čia dabar iš mano istorijos, kol aš spaudžiau save, tai to negalėjau to turėti. Ir tik tai nustojau dirbti, aišku, mano situacija susidėlioja taip, kad aš tiesiog pastojau. Ir viskas taip gražiai susidėliojo, kad aš ir nustojau dirbti. Ir viskas su to darbu iš tikrųjų netgi buvo gerai, man jisai patinka, fainai, man fainai iš tikrųjų su jumis čia šnekėti, bendrauti. Dabar tik tai aš bendrauju viena, o kažkas manęs klausosi. Malonu, kad klausotės, labas visiems, visoms. Bet seniau tai būdavo Jėzus tenai, rytas, vakaras, iš vien visi online, zoomai gyvi ir panašiai. Ir man buvo gera. Tik aišku, su laiku jau ateina kažkoks nuovargis, išsekimas, kurio tu net nejauti, nes jis yra lėtinis. Ir kai prasidėjo visokios anemijos, aišku, aš nurašiau, kad tai yra dėl nėštumo, aš tada supratau, kad viskas, aš turiu sustoti ir manęs nebedžiugina tai, kas kažkada kėlė didžiausią džiaugsmą. Ir kol moteris neatveda savęs iki kažkokių simptomų, ligų, sutrikimų, depresijos ar kur jūs save ten bevedat, nu jos nesupranta, nu vat reikia moteriai trenkti su keptuve per galvą, kad jinai pabustų, blin, kažkas ne taip mano gyvenime, tikrai ne taip. Tai vat jūsų gyvenime yra ne taip tas, kad jūs neleidžiat savo pailsėti, išsimiegoti ir jaustis gerai, vat jums reikia. Reikia padaryti tą, nueiti ten, nudirbti tą, viską nafik nubraukit ir pamiegokit nors savaitę tiek, kiek norisi ir neišeikit į tą darbą, jeigu nenorit eiti. Aš turiu klienčių, viena taip ir neišėjo į tą darbą ir tada sako, blemba, kaip gerai, kad aš tada tavęs paklausiau. Jinai pati, aišku, savo atsakė, aš čia patarimų jai nedalinau, jinai pati savo atsakė, aš tiesiog užduodu klausimus asmeninių sesijų metu ir jinai pati savo atsako. Ir sakau, tai tu girdėk, ką tu savo sakai, tu nenori eiti tą darbą, bet tu eini prieš save, nes tu turi uždirbti. Jo, bet šitą geras, bet aš nenoriu eiti ir einu, kas vyksta, prievartaujam pačios save, bet pykstam ant vyrų. Tai gal atsikabinkim nuo tų vyrų ir pasižiūrėkime, kodėl yra polinkis prievartauti save emociškai, mentaliai, energetiškai. Ir kai jinai neišėjo į tą darbą, tai visos galimybės atsivėrė. Kai jinai leido savo 2 savaitės bimbinėti, jai viskas atsivėrė. Nauji pasiūlymai, nauji santykiai, nauji dalykai. Todėl, kad moteris atsipalaidavo. Moteris, mielos, mums reikia atsipalaiduoti. Žiauriai faina ir labai lengva yra atsipalaiduoti. Tikrai per paprastumą. Kažko nieko nereikia. Ir dar savo gyvenime turėjau vieną tokią praktiką, net ne praktiką, tiesiog visus tikslus, kuriuos turėjau, paėmiau viską, nubraukiau.
Ir protas ten buvo chaose, kaip tu gali taip daryti, čia tas anas, ten tau reikia tą aną, čia klientai tas anas, nu viskas. Tiesiog braukiu, dedu va tokį X per visus savo mėnesio planus ir tiesiog žiūriu, kas bus. Ir tiesiog atpalaidavau viską, atsileido tos visos įtampos, energijos ir pradėjo vykti vėl kiti procesai. Kiti dalykai susidėliojo ir viskas su to buvo gerai. Gyvenimas nesugriuvo, aš esu gyva, aš esu sveika, esu laiminga, mylinti, gausoje ir viskas su to yra gerai. Aš nugalėjau savo baimės, ten nežinomybei, ten nukirtau kažkokius įsitikinimus, kad taip yra negalima, kad ką tu čia darai, kad tau ten kažkas pasisuko galvoj. Nu, vat visus tos kažkokius įsitikinimus, nuostatas, kurios yra įkištos į pasąmonę, nu, tu nubrauki. Ir žinot, kas čia yra? Čia yra tiesiog drąsa gyventi savo gyvenimą taip, kaip tau pasirodo šiandien. Ir kartais gali atrodyti, kad nu visiškai yra nesąmonė, bet už kiekvienos nesąmonės yra ir sąmonė. Tol, kol tau atrodo, kad yra nesąmonė, protas yra nesuvokime ir jisai nežino. Todėl jam atrodo, ta prasme, kodėl, ką, apie ką. Ir tik tai ateina, wow, čia apie tai ateina sąmonė. Atsiveria galimybės. Tai va, mielas moteris, reikia mums nustoti dirbti ir šitoj vietoj reikia pradėti pasitikėti. Ne bet kuo, bet vyrais. Kad ir kokia jūsų partnerystė būtų, ten vyras geria, sėdi ant sofos, nedirba, žaidžia kompiuterinius žaidimus, vaikšto ten nežinia kur, net nesuprantu, ką jis ten veikia. Čia žiauriai iš tikrųjų didelis darbas yra su savimi ir yra nepatogu dirbti, nepatogu jausti tą tokį nepatinka, eik tu čia susitikti šitais visais jausmais yra labai nemalonu. Geriau prisipisti prie to vyro ir knisti jam smegenis, kad tu esi netoks, brokuotas, nevykęs, netinkamas ir visa kita. Varom, drožiam, o po to su jais miegam. Vaikus gimdom, paskolas kartu mokam. Ta prasme, tu jauti savo vertę, ar tu jauti, kame tu esi, kokiam esi, nu savo susikurta mėšlė. Ir moteris tokia, čia tipo, aš pabėgsiu, išsisuksiu, bet niekada nepripažinsiu, kad pati visą tai sukūriau. Ir labai daug moterų, dieve procentais, tai čia labai daug procentų tame yra. Ir iš tikrųjų tai vyras iš prigimties, jisai linkęs yra tave apsaugoti, jisai linkęs yra tavim pasirūpinti, jisai yra linkęs daryti viską dėl tavęs. Vyro, nežinau, misija, jeigu jisai turi santykius, turi moterį, jo tikslas yra padaryti moterį laimingą. Tiesiog viskas, nubraukta, taškas. Čia vyro tikslas yra. O moteris susikuria iš vaikystės traumų, iš tėčio trūkumo resurso, tėčio meilės. Jos susikuria, kad aš jam nerūpiu, aš nereikalinga, ne, čia ne taip, jisai kitaip turėtų elgtis. Bet šitas vidinė ta mergaitė, kuri neturėjo to tėčio meilės ir jinai savo santykiuose ateina ir tai susikuria. Ir tada, kai reikia atsigręžti į tą moterį, kuri jau yra kažkokioj brandoje ir kažkokios išminties turi, ir jinai, gerai, pradėkim kažką keisti. Tai keisti ir reikia savo požiūrį ir nusiimti tos visus šydus, tas visas kaukės, atsigręžti į save ir pradėti pasitikėti. Iš bet kokio vyro mes galim padaryti bet ką. Iš alkoholiko verslininką ir iš verslininko alkoholiką. 100 milijonų pavyzdžių, istorijų, kurios patvirtina, kad taip vyksta. Nu, su vyrais taip vyksta, tu ten paimk ir išlipdyk iš jo, ką nori. Su moterim irgi vyksta įvairūs kiti dalykai. Bet aš dabar kalbu apie moteris, kad jos suprastų, kad tu suprastum, kad tu iš savo vyro gali padaryti bet ką. Ir tai tiesiog reikia suvokti. Reikia išeiti, per dažnai ir reikia žodį kartoju. Norėk iš savo vyro padaryti tai, ką tu nori. Ir taip lengva. Ir aš suprantu tas moteris, kurių vyrai
vartoja alkoholį, jie praradė visus tos pojūčius, visus tas svajonės, rožiniai akiniai ten senai nukritę, bet tai nukrito dėl to, kad kiek metų jūs vienas kitą drožėt. Tu dabar įsivaizduok, tave kiekvieną dieną kažkaip ten vadina, ne keikia, ne ten pyla purvą, bet pastoviai pažiūri kažkokiu tą žvilgsniu tokiu, vėliai kažkas negerai, pastoviai ten nepatenkinta, visko trūksta, visiai negana. Tie vyrai, nežinau, metai du jau viskas, jam ten, blemba, nueisiu, išgersiu, su draugais susitiksiu, bus lengviau. Labai daug vyrų tame gyvena ir labai didžioji dalis alkoholių visą tai užpila, nes tiesiog nenori skirtis, nenori išardyti šeimos, bet tame jie ten gyvena. Bet visą tai sukūrėt jūs moteris. Ir jūs, kol to nepripažinsit, bet nepripažinsit, nes įsitikinimas ar ten, nežinau, aš jam į burną nepyliau, kaip chorų visos tą patį šneka, aš jam į burną nepyliau, aš jam čia to nesakiau, jisai čia pats savo tą prisikūrė ir kaip, nežinau, kaip tą pačią gaidelę išmokusios visos gėdoja. O paimti ir prisijimti atsakomybę, kad aš su juo bendravau tam tikrom frazėm, tam tikrom reakcijom į jį, grubumu, savo pykčiu, kurį turiu galbūt ten tėčiai, gal kokiam berniukui iš mokyklos, kuris ten, nežinau, sijoną kilnodavo, penalą mėtydavo ar ten spjaudydavo ant tavęs. Ar ten kokiam, nežinau, dėdei, kuris ten, nežinau, už leškos paėmė, ar ten kažką jisai tau ten padarė. Čia iš moterų patirčių aš pasakoju, iš tų visų istorijų. Ar ten tėčiui, kuriam tu nerūpėjai, jam rūpėjo darbai, kitos moteris, važiuoti, kažką eiti, daryti, bet tik ne tu. Ir iš visų tų priekaištų, kurie yra vyrams, bet ne tavo vyrui, tu viską dabar užmeti ant jo ir klausyk, o dabar tu kaltas, tu turėsi viską atlaikyti ir jeigu tu man įrodysi, jeigu tu man atlaikysi, tai kažkada kažkur pradėsiu tave gerbti. Bet su vyrais tai neveikia. Su jais tiesiog veikia kita sistema ir tą sistemą reikia suvokti. Tai aš tikriausiai 5 metus bandžiau tai suvokti. Ir vis dar kiekvieną dieną eina visokie suvokimai. Bet esminis dalykas, kad jeigu mes nustotume dirbti, nes visas tas išorinis dalykas, buitis, darbai, reikalai, daktarai ir kur jūs ten varinėjat, jūsų dėmesį ištaško ir po to susirinkti ir grįžti į save yra ganėtinai sunku. Ir neužteks 2 savaičių, neužteks ten mažai to laiko, reikia daug laiko. Bet mes galim po žingsnelį ir po truputį. Tai suprasti reikia tam tikrus dalykus ir aišku, kai tu jo supranti, tu pradedi įsilaisvinti. Tam, kad atsiknisti nuo to vyro, tai reikia labai gilios terapijos su savimi. Tam, kad suprasti save, tai reikia vėlgi nerti į save, į savo vaikystę, į savo traumas, į savo moteriškus visus dalykus, į savivertę, į pojūčius ir visą kitą. Ir nieks nenori to daryti. Duokit man piliulę, aš čia ją išgersiu ir viską padarysiu. Tai ir gerkit už tas piliulės ir tingėkit ir krapštykitės ir tūsinkitės ten su savo tais visais dalykais. Bet aš kreipiuosi į tas moteris, kurios tiesiog jau viskas. Galutinai. Aleliuja. Tiesiog atsipalaiduokite. Sustokite. Ir reikia tai iš tikrųjų širdimi pajausti. Nes per protą tu to nesuprasi. Ir kartais net ne vienos galbūt sesijos ar to, žinai, nežinau, stovyklos, knygos tau reikės, kad tu tai suprastum. 10-mečio gali netgi reikti, kad tu suprastum, bet jeigu tu sustotum, atsijungtum nuo tų socialinių tinklų, pradėtum eiti savo kūną, pradėtum matyti tą savo vyrą kitomis akimis, gal kažkada tu jo ir patikėtum. Bet vėlgi, antiek yra čia stipru ir gilu, antiek čia yra susietas tas santykis su tėvais, ten su tėčiu, su mama,
kad kol tu nenersi į savo vaikystę, tol tau atrodys apie ką čia. Prie ko čia tie tėvai, prie ko čia ta vaikystė. Nu, vat realiai, va dabar, kai turėjau sesiją, vat moteris pasakoja, kaip tėtis elgdavosi ir po to jinai pasakoja, kaip vyras elgėsi. Sakau, sustok, ar tu matai, kad tu pasakoji. Nu, realiai viskas tas pats apie tą patį, tik tai dabar ne tėtis, dabar taip vyras. Ir jinai sako, nu bet tai kaip, nu taigi aš išsprendžiau santykius su tėvais, nugi man patinka tas mano vyras, nu bet vis tiek ne taip. Esmė ta, kad neįsprendžiam. Mes užsidedam šydą, per protą išsprendžiam, bet emociškai ne, energetiškai. Ir mums atrodo viskas, aš jau išsprendžiau savo santykius su savo tėvais, jau viskas čia, žodžiu, finansai pakils, gausa ateis, santykiai susitvarkys, bet kaip ten tvarkosi, taip ir tvarkosi amžinybė. Ir tvarkysis tą visą amžinybę, kol nesuprasi giluminių dalykų, kas tavo pasąmonėje įrašyta. Tai labai daug sudėdamųjų, aišku, aš čia iš karto vieno atsakymo net neturiu. Bet jau su žinutė tą, kad nustokit dirbti, atsigręžkite save, pailsėkit, pradėkite pasitikėti vyrais, kad ir kokie jie ten būtų. Tiesiog yra pažeisti, sužeisti dar labiau negu tu pati. Ir aišku, vis tiek kyla tas pyktis, nes jie yra stiprioji lytis, jie turi daugiau atlaikyti ir kaip čia kas, kaip čia nas. Jeigu sužinotumėt, kas iš tikrųjų tų vyrų pasaulyje vyksta, ateitų tokia atjauta, toks gailestis, ko čia ant jo pykti? Ir iš tikrųjų, kad moteris prieitų prie vyro vidinio pasaulio. Nu, jai reikia turėti tam tikras savybės savyje. Tam tikras savybės, tam tikrą atvirumą ir mokėjimą prieiti. Ir ten tavo kontrolė, tavo reikalavimai, tavo tu ateik čia pašnekam neveikia. Neveikia, nu pamirškit tokius technikas. Taip jūsų močiutės mamos varė ir davarė tas vyrus, nelaimingi visi, nepatenkinti, vaikšto susiraukę. Nueikit į kokį turgų, kur dedukų pilna, ar ten nežinau, kur jie renkasi, nu ir pamatysite jos tokius persikreipusiais veidais ir, nu, neveikia. Eikite pas moteris, ieškokite atsakymo kito. Bet aš irgi kartais buvau, ne kartais, kažkada buvau irgi išaukštinusi tam tikrus lyderius, mokytojas, kaip autoritetas, kad jinai yra tas etalonas, kuris mane išmokys to moteriškumą. Nu kaip nukrito šydas, tai kad pamačiau, kad jinai ne į moteriškumą veda, o į skyrybas. Ir kaip suprasti, kas yra tas moteriškumas, nu tai reikia atsigręžti į save ir susitikti su savo jautrumu, sakralumu, tyrumu ir to vidiniu pažeidžiamumu. Visą tai, kad tu esi užslėpus, ne viską tu supranti, ne viską tu žinai ir ne viską tu jauti. Nes tam, kad tai jausti, labai daug spynų reikia atrakinti ir daug vidaus išjausti. Ne kiekvienas sugeba ir ne kiekviena tą nori daryti. Ir iš tikrųjų, o kam to reikia? Nu, tam, kad jaustumsi laisva. Tam, kad nejaustum ten gėdos, neapykantos, tam, kad nebūtų ta apatija, tas noras kažkam įgelti, kasti, kad nebūtų to. O kad būtų tiesiog tas lengvas priėmimas ir tas priėmimas, priimk save, tas skambi frazė, priimk per meilę, per gausą. Nu ką tu ten per meilę, per gausą priimsi, jeigu ten tave, tarkim, kas vakarą įžeidinėja, ar ten, jeigu fizinis smurtas yra, tai iš vis, o ką tu priimsi? Nu, neįmanoma atrodo. Atrodo, kad tai yra, ta prasme, apie ką čia šneka. Ir kad lengviau būtų priimti jo, tai čia reikalingos dvasinės, energetinės praktikos ir giluminis darbas su savimi. Tai jeigu turit klausimų, palikit. Jau pasakiau ganėtinai daug, ką norėjau šiandien pasakyti. Ir moterims esu įrašiusi paskaitą apie moters archetipus. Ir kai tu tos archetipus supranti, ten jų yra.
moteris, ne moteris, o mergaitė, mama, deivė, šeimininkė, mūza, Afroditė. Visi jie ten yra surašyti. Yra paskaita įrašyta, bet nežinau, kiek laiko ją keliu. Tai va dabar gal įkelsiu, nes jau prisižadu. Įkelti jums paskaitą, gal jau ne dabar, ne šiandien, gal rytoj. Nu kas čia per gal rytoj? Ne, dabar nespėsiu vaiką važiuoju paimti darželį ir įkelsiu šią savaitę. Ir ten jūs susipažinusios su tais archetipais, pamatysite, kur esate pastrigusios, nes kai kurios yra labai tokios mamos, mamytės, viską kontroliuos, viską padarys ir supraskite, kad vyras šalia moteriškos mamos, kaip nefainai skamba, vyras jau turi mamą. Įsiminkit pirmą ir paskutinį kartą. Vyras mamą turi ir jam nafik nereikia, kad tu jam mama būtum, kuri aiškina, sako, vadovauja, palikai, eik, atnešk, nunešk, paduok, dresūrą užsiiminėja. Vienu žodžiu, tokios moteris tai vyram nepatinka. Tikrai nepatinka, jau iš kiek vyrų girdėjau, tai nepatinka, bet būna su jom, vėlgi būna dėl tam tikrų reikalų, dalykų ir panašiai. Tai tose archetipuose jūs pamatysite, kame esate ir ką galite patobulinti, atverti, priimti, paleisti ir panašiai. O šiaip tai priimk save YouTube'ai Solveigos meditacijų yra įkeltų, pamedituokite, susipraskite, susivokite. Ir vakar irgi mes turėjom tokį fainą susitikimą ir viena mergina sako, va tu tada, kai meditaciją vedei, tai žiūri, man atvėrė suvokimus apie mamą, apie priėmimą. Ir aš tokį galvoju, nebevedu aš jau šitų apie mamą meditacijų, bet matau, kad reikia. Ir labai net reikia, tai pravesim. Ateinu to. Laivas eina, taip, eina laivas. To ateinu. Gerai. Ir va tai va. Norėjau važiuoti paimti vaiką į darželį, bet važiuoja už mane. Bet vis tiek aš baigiu laivą, tai kadangi važiuoja už mane, tai aš įkelsiu paskaitą ir po to pasidalinsiu čia.